specialus išskirtinis pokalbis. Man didelė garbė ir malonumas. Iš pirmojo atkurtos Lietuvos valstybės vadovo namų. Žiūrėjom, ką jūs norėtumėt sudeginti ant menamo laužo? Melagių ir kvailių aljansas. Koalicija dabar vadinasi. Galima pavadinti koaliciją ar kokią nors ten bambalicija. Jau ant laužo Patreon kanale. Anuomet kartu su visais ir aš skandavau pavardę to, kurio dabar nekenčiu labiausiai. Gerai, tai ką jis čia tiražuoja? Jisai tiražuoja tą, kad mes praradom tautiškumą. Eurokratai naikina mūsų gimstamumą diegdami genderizmus. Įstoja Europos Sąjungą, į NATO. Jūs to tikit? Aišku ne. Labai žalingą melą jūs tiražuoja. Ne kalbos negali būti apie kažkokią tai nepriklausomybę. Mėšlą ir melą reikia palikti atskiram gardelyje. Ir tas kiaulių gardelis, Aš nepasiduosiu vis tiek. tegu jie ten ir būna. Bet tas gardelis, jisai auga ir tada turim tai, ką turim šiandien. Taip. Jeigu mes jį būtumėm kažkurioj vietoj, kaip jūs sakot, ką daro prokurorai, ne? Tai mes būkim kiekvienas asmeniškai prokuroru. Būkim, gerai, būkim. Kiekvienas pilietis turi pareigą ginti savo valstybę. Bet Lietuvos valstybė nesigina. Gaukit Landsbergio numerį. Jau galiu gauti Landsbergio numerį. Jau galiu gauti visų numerius. Tiems melagiams arba propagandistams nekeliamos bylos. Amerikiečiai paleido dronus iš Šiaulių, į Pskovą ir ten milžiniškai padarė nuostolius. Laukime karo. Geruoju mums tai nepasibaigs. Pasiginčiam su profesorium tam tikrose vietose. Pagalvokit apie tą jūsų kovą prieš melą. Reikia užsukti tą lauko tualetą. Ir tavo darbas.